Labą dieną, aš esu Martynas Šeikus, o tu kas esi? Aš Marius Jansas. Taigi, iš tikrųjų, šis video yra skirtas jums ir jis labai, manau, ir bus ir linksmas, ir labai vertingas. Šie laikai, šios dienos pastarosios naujienos, ta rezonansinė naujiena apie milžiniškas paskolas 100-tūkstantinės butelio dėžėje. Ir Marius, kuris yra numeris 1 paskolų ekspertas Lietuvoje. Mariau, negi taip sudėtinga gauti paskolą, kad dabar reikia prašyti pas draugą ir taip apsisunkinti savo gyvenimą prieš visą Lietuvą, kad paprašytos paskolos. Kaip viskas vyksta? Čia bankuose taip sunku gauti paskolas? Žinau, gal čia taip tik tai su politikais būna, bet šiai dienai tikrai bankai skolina labai laisvai, jeigu tikrai atitinki finansinius visus skaičius, viską dirbantis esi uždirbi, tai gali praktiškai nuo savo į rankas gaunamų pinigų 40% skirti paskolai. Tai čia išeitų nuo 106 000 paskolos panašiai apie 550 eurų mėnesiniai. O, tai klausyk, tada laisvai galima ir Nidoje užsimti nuomą. Galima, Nidoje gautum kokį 1000 eurų, taip. Ir jokių rūpesčių nebūtų ir paskolą ne metams gali pasimti, jau skaityk ten 30 metų. 30 metų? Taip. Kaip sakant, daug mažiau problemų. Taip, pardavėjai va tą butą ir grąžinai paskolą ir viskas, jokių rūpesčių. Viskas, nes aš skambinau savo draugui, sakau, paskolimą į 100 000, man neskolino. Ne vienas nesutiko, tai aš nežinau, kaip sakant, neturiu tokių gerų draugų. Tai iš tikrųjų labai svarbus dalykas ir Mariau, dabar, aš žinau, tu organizuoji labai rimtus dalykus, kad padėtum žmonėms, kaip tas paskolas grąžinti lengviau, greičiau ir sumažinti palūkanas netgi labai stipriai. Ir tai yra rimtas dalykas ir tavo daug klientų, kurie tikrai rimtai sumažino tas palūkanas, ar ne? Taip, visų pirma, reikia suprasti, kad kai pasiimi paskolą, jos negalima užmarinti, užkonservuoti ir tos 30 metų laikyti su tom pačiom sąlygom. Banko paskolą, kaip ir investuotum pinigus, ne į akcijas, obligacijas, tai tu vis tiek juk prižiūri tas investicijas, perki, parduodi tinkamų laikų. Tas pats yra su paskolom, reikia tinkamų laikų nueiti į banką, paprašyti, kad sumažintų banko maržą. Pakilo pajamos, galbūt reikia susimažinti metus. O jeigu iš tikrųjų daugiau turi tam laiko skirti, pavyzdžiui, investavimui, išmokti uždirbti pasyvias pajamas ir kartais tos pinigus galbūt geriau ne bankui grąžinti, o tos pinigus investuoti. Ar nekilnojamą turtą, kaip mūsų pažįstami daro, arba tikrai yra daug būdų, kaip investuoti tos pinigus ir iš to 1 euro padaryti 3. Nes bankė palūkanos lyginant tikrai yra mažos ir jeigu darytumėm verslą ar investuotumėm pinigus, tikrai galima uždirbti 2-3 daugiau. Tai dabar, pavyzdžiui, žmogus žiūrint šį video nori paimti paskolą, įsigyti ar investicijai, ar savo gyvenimui gražesnį, fainesnį butą, tai ką jis turi daryti, kokie tada pirmieji žingsniai ir ką jis turi tikrai gerai apsvarstyti? Visų pirma, tai jisai turi tikrai ir su bankais pakalbėti, galbūt ir su kitais specialistais pakalbėti, kurie yra nepriklausomi ir gali tikrai daug duoti patarimų. Tai pagrindinis dalykas, ką mes darom kiekvienais metais, tai tikrai ir galbūt netgi kas turit laiko, spalio 29 dieną, mes darom vėl 5 kartą, jau darom finansų savaitgalį, tikrai žmonės ateina su savo finansiniam sutartim ir tikrai sužino ir kaip dėrėti su bankais, ir teisinių klaidų kokių nepadaryti, ir kaip teisingai pensijas ten pasirinkti, gyvybės draudimą, ar ten garantuotų, ar investicinę. Tiesiog ateikit, tikrai bus visi surinkti specialistai, su kuriais bus galima pabendrauti. Suprantu, kad tam tikruose ypač svarbiuose gyvenimo sprendimuose su finansais nepridarytume klaidų, dėl kurių vėliau Taip, nes klaidos kainuoja, matot, kaip ir milžiniškus ir streso tiek daug. Klausyk, viskas, ačiū tau, manau, daugam buvo labai vertinga, paaiškėjo, iš tikrųjų tikrai, kad verta kreiptis ir ne tik į draugą. Tai ką, ačiū tau, Mariau, o visus kviečiam spalio 29, o koks tinklalapis, kas čia? Finansų savaitgalis.lt. Viskas, būsim, ačiū.